Profesorius Volkovas, Techninių sistemų diagnostikos instituto direktorius dabar yra, turime tokį, tai yra neardančiosios kontrolės sistemos. Labai aktuali tematika ir šiandieną, jisai dirbo ir su aviacinė technika, ir prie projekto Burano. Profesorius Žilinskas, matavimo sistemos. Profesorius Gesačius, mano mokytojas, tai buvo specialios paskirties kompiuterinės technikos funkciniai technologiniai mechanizmai, kurie naudojami aviacijai, povandeniniam laivyne ir kosminėje technikoje. Labai įdomi asmenybė profesorius Jonas Dulevičius. Jisai dirbo betarpiškai su raketinė technika. Jisai dirbo pas akademiką Koroliovą, skyriaus viršininku. Na ir prie skystojo kuro raketinių variklių vožtuvų dinamikos kūrimo jisai labai turėjo, kaip pasakyti, labai aktyviai dirbo. Profesorius Kažys dujų srautus aviacinėje kosminėje technikoje tyrinėjo. Profesorius Merkys, mes žinome, tai yra augalų vegetacijos nesvarumo sąlygomis tyrimai. Jisai labai daug yra nuveikęs, įrodęs, kad kosmoso nesvarumo sąlygomis galima augalus išauginti, kurios paskui galima būtų panaudoti maistui ir taip toliau, ir kad ilgom kosminiam kelionėm tokie dalykai gali būti realizuoti. Tai čia tie žmonės, kuriuos aš čia paminėjau, buvę, sakysime, mūsų pusėje, Lietuvoje dirbę, ambicijų tapti kosminę valstybę, ir yra įkurta Lietuvos kosmoso asociacija, ji įkurta buvo 2007 metais kelių Lietuvos mokslo tyrimų institucijų, tame skaičiu ir mūsų universiteto. Ir institucijos, kurios dirba inžinerijos, informacinių technologijų, gamtos išteklių, žemės ūkio, biomedicinos, biotechnologijos, fundamentalių mokslo srityse. Tikrai yra daug entuziastų, kurie domisi šitą tematiką. Čia jau matome, matom du jaunus vyrus, tai yra mūsų universiteto magistrantai, Vytenis Buzas ir Mačiulis, jie buvo NASA stažuotėj pusę metų. Didžiuojas, kad turiu tokį magistrantą kaip Vytenį Buzą. Tai bus labai nedidelis palydovas, matome apačiai, visą laiką aš įsivaizduoju, kad čia lazeris turi būti. Palydovo techniniai duomenys, matot, užrašyti, tai yra 10 ant 10 cm dydžio toks kubas, kuriame jis būtų 1,3 kg. Aukštis turėtų išvesti į tarptautinę kosminę stotį ir paskui paleisti tą palydovą kažkur tai 400 km aukštyje. Greitis planuojamas, kad jis bus 7,6 km per sekundę. Ir tas palydovas turėtų egzistuoti ir dirbti pagal numatytą programą iki 6 mėnesių. Tenka man vadovauti tokiam egzotiškų pavadinimo institutui neįprastu, tai Gynybos technologijų institutas yra KTU. Faktiškai pradėtas bendradarbiavimas, kadangi atsirado poreikis iškart po nepriklausomybės atstatymo, oficialiai įkurtas 2000 metais. Tai pagrindinis tikslas būtų kurti, tirti ir praktiškai įdiegti techniką mūsų gynybos struktūrose ir NATO partnerių struktūrose, ką mes ir šį bei tą ir padarėme. Jeigu žiūrėtume mokslinius principus, tai būtų tiesinių, netiesinių mechaninių, mechatroninių sistemų dinamika, tai modeliavimas, valdymas, optimali sintezė ir taikomieji tyrimai. Jeigu pažiūrėti, tai kurti naują techniką, kur būtų panaudoti naujausi, pažangiausi pasiekimai karybos, mechanikos, inžinerijos ir mechatronikos, informatikos, lazerių technologijos, telekomunikacijų ir taip toliau. Dešinėje pusėje matom kai kurią produkciją, toksai padarytas paveikslėlis, nors aišku ne viskas atsispindi, tai yra sukurti ir įdiegti 5 modifikacijos šaulių rengimo treniruokliai. Tai būtų kairėje, įdiegta
kita mūsų šalyje ir užsienyje technika, tai buvo atžymėta 2000, 2005, 2010 metų Kampinio nominacija. 2005 metais gavo mūsų darbuotojai Lietuvos mokslo premiją, na ir 2010 metais prestižinė Lietuvos mokslo akademijos Kazimiero Simonavičiaus premija už netradicinę, sakysime, balistikos dviejų susijusių masių tyrimus darėm būtent raketinės technikos kūrimo tyrimo ir praktinio realizavimo srity. Visų pirma, pradėjom, galiu pasakyti, nuo nulio. Įdirbį turėjo nuo vaikystės irgi, kaip ir jūs, modeliavęs tokias raketas, tai Arvydas Survila, labai didelis entuziastas. Na ir ką, atlikome studiją fizikinių ir projektavimo principų. Toliau buvo sukurta tikrai originali raketinio kuro receptūra, jo gamybos technologija ir įranga. Dviejų tipų kieto kuro varikliai, sudaryta metodinė eksperimentinė bazė būtent tų variklių charakteristikų tyrimui, traukos charakteristikų, slėgio, temperatūrinių charakteristikų. Na, iš tų kadrų irgi šitą tokią informaciją irgi galima išgauti. Bandymai toliau buvo pageidavimas, kad būtų skrydžio nuotolis padidintas iki 30 km, tai čia mūsų komanda Juodkrantėj pratybų metu. Matysim irgi, čia dar KTU GT95, vasarą ir žiemą. Čia matome tos didžiosios raketos paleidimą, tai yra į 30 km nuotolį. Tai buvo realizuota 11 metais balandžio 14. Čia vėl mūsų komanda. Labai dėkingi kariškiai, kad padėjo tai realizuoti. Su radarais mums pamatavo ir išorinės balistikos charakteristikas. 68 kg, kur kuro yra beveik 30 kg. Pagal programą turėjome tiesiog krašto apsaugos, tai yra Lietuvos kariuomenės vadovybės pageidavimo paleisti 4 tas mažas ir 2 didelės raketas. Buvo diena, tai nelabai. Na, va čia dabar pareiginiai darbai, reiškia to didesniai 30 km nuotolio raketai. Čia ne mes, čia kariškiai. To įdirbio pagrindu jau yra vykdomas, taip vadinamas, valstybės projektas, kurio tikslas yra sukurti mokomąjį raketinį kompleksą, būtent sistemai Stinger, kad galėtų šita raketa būti taikinio sistemos Stinger raketai. Dešiniai pusėje matome techninės charakteristikas, raketa gana įspūdingų jau mūsų sąlygom matmenų. Ilgis yra 5 metrai, iš tikrųjų 5 metrai 50. Skersmuo 40 mm, jis turės būti metalizuotas, tam, kad matytųsi radaruose. Svoris 70-80 kg. Greitis, kaip žinote, kurie raketinė technika domitės, 160-250 metrų per sekundę. Yra labai mažas. Tai yra didelės bus
Na, problemos tai užtikrinti skrydžio stabilumą. Greitis mažas reikalingas tam, kad Stingerio raketa galėtų pavyti būtent šitą taikinį. Galvojam sukurti raketą, kuri galėtų gal net ir tą mūsų lietuvišką palydovą išvesti į suborbitinę trajektoriją. Apie orbitinę trajektoriją mes nesvajojam, bet sukurt variklį, kurio trauka būtų maždaug apie 200 000 Nm/s, kuris leistų pakelti iki 10 kg krovinį iki, sakysim, 150-200 km. Tai pagal visus mūsų dabar paskaičiavimus nebūtų labai sudėtinga, tikrai galima būtų realizuoti. Na ir viskas. Į pabaigą ačiū už dėmesį, gal truputėlį ilgokai.